Na kągi, gal trumpai ir labai greitai pristatyčiau teisės aktų naująjį registrą, kurį jūs labai jau gerai žinote, pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą sukurtas taras vadinamasis ir jo valdytojas, tvarkytojas yra Seimo kanceliarija. Keletą tokių statistinių duomenų. Pavyzdžiui, nuo 90 metų kovo 11-osios teisės aktų registre yra įregistruota ir tvarkoma per 224 500 teisės aktų. Galite įsivaizduoti, bet nuo 90 metų jie visai yra įdėti. Tarp jų valstybės institucijų, tarkim, yra per 172 000, savivaldybių virš 37 000, teismų dokumentų per 13 000 ir taip toliau. Įstatymų yra 9,5 tūkstančio teisės aktų. Duomenys, žinoma, netikslus, nes per mėnesį maždaug 2,5 tūkstančio teisės aktų yra papildoma. Ir vien pernai, 15 metais, yra įregistruota ir tvarkoma arti 22 000 teisės aktų. Tai dabar kągi daryti su tokiu turtu? Tie teisės aktai netgi turbūt ir kūrėjai nelabai gerai ir įsivaizdavo, kokie jie gali būti. Tai yra nuo įstatymo iki kokios nors institucijos ar įstaigos ar viešosios įstaigos, kurios dalininkė yra valstybė, aktelio, netgi excelinės lentelės ir jas tvarkyti yra nepaprastai sunku. Tvarkyti tai tvarkyti, bet dar reikia išversti ir į kitą kalbą, kad tai būtų prieinama ir kad mes galėtumėm dalytis su visa ne tik lietuvė kalbė, bet ir kita kalbė bendryje, Europos bendryje ir tuo pačiu su čia atvykusiais žmonėmis, kuriems galbūt reikia pasižiūrėti, kaip ten koks muitas, kaip ten koks vaistas tinkamas jam ar ne jam. Ir štai dabar kokia padėtis su vertimais. Aš čia kalbėsiu tik apie Seimo kanceliarijos vertimus, kadangi žinau, kad vyriausybės kanceliarija taip pat verčia vyriausybės nutarimus, tik negaliu pasakyti kiek ir kokiu mastu. Tad įstatymų vertimai yra irgi Seimo kanceliarijos prerogatyva. Kanceliarijoje yra apie 18 vertėjų, tačiau iš jų tik 6 verčia įstatymus į anglų ir rusų kalbas. 2 į rusų kalbą ir 4 vertėjai verčia įstatymus į anglų kalbą. Na tai žinoma, čia palyginti su Europos komisijos vertėjų duomenimis, tai labai jau vargingi tie mūsų skaičiai, tarkim per metus mes galime išversti apie 100 aktų. Tai teisės aktų, tai yra įstatymų, kurie sudaro apie 1500 puslapių. Jau pernai rudenį ir šįmet vyriausybė yra užsakiusi apie 120 įstatymų, kuriuos reikia išversti Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijai. Tai yra jūs visi daug kas galbūt ir žinot, jeigu kurie nors yra iš tų institucijų, tai yra irgi apie 2000 puslapių. Dabar kuogi mes grindžiam savo ir kaip mes padedam savo vertėjams ir kuo mes naudojamės. Tai pirmiausia, tai mūsų pagrindinis įrankis yra trado sistema, kurią netgi mes neturim aptarnavimo ir patys tiek, kiek įdedam, tiek ir jos turim. Terminų bankas, mes turim seną Eurovoką, kuri yra patvirtinusi dar aprobavusi valstybinė kalbos komisijai ir kurio duomenys ir terminus kaip ir reikėtų tobulinti, bet ir juos naujus įdėti, bet irgi lėtai viskas, nes galbūt jau to Eurovoko kaip nelabai kam ir reikia. Na ir duomenų tokios bazės, kur mes galim prieiti prie kolegų iš Europos komisijos, iš Europos parlamento, bet tai yra irgi tik tai tos išorinės, tarkim, JATE išorinė duomenų bazė. O į tokias sudėtingesnės, kurios tikrai, kaip mūsų kolegos iš Briuselio pasakojo apie tą mašininį vertimą, kurie gauna ištisus tekstus, mes šito negalime, šito nematom. Tai, žodžiu, problemų mes labai turim, nors mūsų ištekliai, kaip matot, labai dideli ir mes jais dalinamės ir kažkada sutildę, kai bandoma jį
bandomąją programą darė ir pateikė dar mums netgi ir išbandyti, bet tai tada buvo pradžia ir buvo labai sunku ir matyti dėl kokybės kažkaip nepavyko. Na tai va, tai tokios mūsų bėdos ir galvoju, kągi dabar daryti, visą dieną klausius ir tikrai šitiek yra galimybių ir šitiek pasiūlymų, bet ką mums daryti, aš nežinau. Reikėtų gal kito kokio nors susitikimo, kur mes nustatytumėm kokias nors gairės, ar tikslus, ar kelius, ar būdus, ką va dabar šiandien ir rytoj ir poryt darom, kad mes kuo daugiau pateiktumėm teisės aktų vertimų. O dabar dar atsiprašau, ponia Daiva, jau mane raginat. O dabar dar visi šitie teisės aktai, kurie yra reikalingi gyventojams, atvykusiems, išvykusiems, jos tikriausiai kas nors verčiasi, galbūt kokią nors instituciją ar įstaigą išverčia vertimų biure, bet jų niekas nemato, jie nepasipildo tas mašininis vertimas tais terminais. Tai vat ir terminų kokybė, ir kiekybė, ir tekstų kokybė ir kiekybė yra turbūt pagrindinis mūsų uždavinys. Tik Anapilin išėjęs Umberto Eko pasakė, kad Europos kultūra tai yra vertimų kultūra. Tai tikriausiai mūsų visų uždavinys suvienyti tas jėgas, kurias mes tiek daug turim, žodynų, programų, duomenų bazių. Tai gal reikia valstybės mastu kažką daryti ir kad tai būtų viskas suvienyta ir būtų mūsų visų paslaugoms.